Sveiki, čia bus trumpas video apie tai, ką daryti, jeigu nesimiega ir kodėl kartais nesimiega ir kaip geriau užmigti, jeigu turi tokių problemų, nes daug žmonių nežino, kad juos kartais gali pakelti naktį ir Dievas. Jeigu nesimiega, tai gali būti Dievo prašymas melstis. Dievas dažnai pakelia žmones vidury nakties ir tartum sako, dabar tu neturi ką veikti, gali melstis ar skaityti Bibliją. Nors aš esu netinkamas pamokslauti šią temą, nes man labai nepatinka melstis naktį, bet jūs galite būti geresni už mane ir jeigu jumis Dievas pakelia arba nesimiega, galite melstis, nes taip pat Biblijoje parašyta, kad Jėzus kartais melsdavosi visą naktį. Tai Luko 6:12 buvo citata. Kokie yra ženklai, kad Dievas jūs prikėlė naktį? Tai visų pirma, jeigu pastoviai atsikeliate naktį tą pačią valandą. Arba antras ženklas, jeigu atsikeliate lygiai pirmą, lygiai antrą arba lygiai trečią ir panašiai. Arba trečias ženklas, jeigu atsikeliate po neįprasto sapno. Dievas nori, kad jūs melstumėtės arba imtumėtės veiksmo dėl šio sapno. Beje, prašau palaikinkit ir subscribinkit mano video, dėkui. Gali būti daug įvairių trikdžių pakeliančių jūs naktį, pavyzdžiui, garsas, kitas žmogus ir panašiai. Dievas gali netiesiogiai panaudoti juos, kad pakeltų jūs ir jūs melstumėtės. Na, o jeigu iš tikrųjų kamuoja rimta nemiga, tai rekomenduočiau klausyti Biblijos citatų su ausinuku. Tiesiog įveskite į YouTube Bible verses before sleep, arba jeigu labiau patinka lietuvių kalba, tai galite nueiti mano YouTube kanalą, ten yra Dievo žodžio apmąstymas, Biblijos studijos ir yra krikščioniškų citatų skaitimas, reikia susirasti. Įdėsiu nuorodą apačioje komentaruose į tas Biblijos studijas. Manau, kad Biblijos klausimas turėtų jūs atpalaiduoti ir nuraminti. Taip pat galite išgerti melatoniną, bet reikėtų vengti farmacinių vaistų, nes nuo jų labai lengva priprasti ir tuomet įgysite rimtą priklausomybę, nebegalėsit visai miegoti be vaistų ir geriau vengti farmacinių vaistų miegui. Dar gali padėti vengti naudotis kompiuteriu ar telefonu vakare, bei galima praktikuoti pabūti 15 minučių visiškoj tyloj dienos metu. Nekalbėkite su nieko, nerašykite nieko ir neskaitykite taipogi. Tai padės jūsų protui tapti ramesniu. Vienas geriausių patarimų, kaip užmigti ir kurio man taip pat reikėtų laikytis, tai nustatyti laiką, pavyzdžiui, 10 vakarą eiti kiekvieną kartą to pačiu laiku miegoti, kol įprasite. Tiek šiam kartui, ačiū, kad klausėte, prašau palaikinkit ir subscribinkit mano video, bei apsilankykit mano kanale YouTube ir svetainėje, kurie yra apie dabartinius ir būsimus laikus pagal šventąjį raštą. Dar kartą dėkui, iki.